Selfis iš oro uosto su prierašu 2 savaitės Italijos. Faina? Aišku, ką faina. Jūsų mama gaus užtvirtinimą, kad jūs jau išvykstat. Jūsų kolega gal biški užpavydės, bet šiaip pasidžiaugs, kad jūs kokybiškai leidžiat laiką. Bet vagis? Ką apie tai pagalvos vagis? Tas, kuris kažkokiu būdu pamatys, kad jūs įkėlėt tą storį. Jūs vagį įsivaizduojat kaip atsilupėlį, kaip atsilikėlį, kaip murzių, kaip žmogų negebantį mąstyti. Bet ne visi vagis tokie pat. Ir šį kartą jūs papuolėt ant gudraus vagies. Jis pirmai vertins jūsų selfį. Pas žmoną parankiai kokią nors brangi Louis Vuitton tašę. Pas vyrą ant rankų Maltos bišonsą, da koks nors kelis tūkstančius kainuojantis šuniuks, kuris subtiliai uždengia gan brangų laikrodį. Dar nepatek Filipą, bet jau greitai. Ir visa tai jam sako, kad jūs turit pinigų. Tikriausiai namie turit ir brangių daiktų, o jūsų namie nėra 2 savaitės. Pasirodo, kad Instagrame praeitam poste esate įdėję nuotrauką iš kiemo ir kažkur tolumoj fone matos televizijos bokštas. Kitoj nuotraukai esat užtaginę šalia esantį mažą miestelį, nes norėjot parodyti, kad gyvenat padoroj vietoj už miestą. Šitoj vietoj gudresnis vagis, jungęs Google Mapsus, įsijungs satelitinę nuotrauką ir pradeda ieškoti. Ir pirmas 14 minučių atrodo, kad nieko nesigaus. Bet po kelių valandų ieškojimų jis jau turi maždaug tą kampą. Dar gers pusvalandis ir vagis per Google Street View jau stovi prie jūsų namo. Yra dar paprastesnis kelias, galbūt registrų centras nutekina jūsų duomenis ir vagiai tiesiog užteka iš forumo už kelis eurus nusipirkti jūsų tikslę gyvenamąją vietą. Jūs dar tik ką nusileidot ir važiuojate į viešbutį pasidėti daiktus, o vagis jau važiuoja pas jūsų namus. Atostogas sekas puikiai. 3 dieną jūs su Vespom važiuojate iki Como ežero. Faina. O vagis jūsų namie rastus 3 laptopus jau vakar įdėjo draugeliui į Lenkiją. Visą rastą juvelyriką realizavo kažkokiam neiškiam Lombardė. O neduok dievę brangesnę sportinę mašiną buvot palikę garaže. Elektrinius užvedimus šiais laikais ganėtinai lengvai nulaužė. Ir viskas dėl to vieno selfie iš oro uosto. Dėl to vienas selfie jūsų atostogas pabranga 14 kartų. 2 savaitės Italijoje ir taip nebus pigios. Ką galėjot padaryti kitaip? Galėjot po namus būti išsivedžioję į judesį reaguojančią sistemą. Nėra pigų, bet tikrai labai veiksminga. Galėjot viduj namų palikti bent vieną į judesį reaguojančią kamerą. Šiais laikais jos tikrai nebėra tokios brangios, kas nors sujudės, jūs į telefoną gausit pranešimą ir galėsit žiūrėti tiesioginį vaizdą. Galėjot būti senamadiški ir tiesiog paprašyti kaimyną, kad jis karts nuo karto užmestų akį į jūsų kiemą. Ne taip saugu, bet geriau nei nieko. Bet pradėkit nuo to, kad galėjot tą selfie papostinti po kelionės. Žinau, ne taip faina, bet žymiai saugiau. Bet nesvarbu, kiek jūs saugositės, vis tiek kažkas jūs bandys apžaisti. Vagis irgi dirb savo darbą ir kai kurie iš jų savo darbą dirb gerai. Todėl vis tiek rekomenduočiau apsidrausti savo namus ir visus juose esančius daiktus su Lietuvos draudimu. Ir linkiu jums gerų atostogų. Ate.